Sveiki, labą dieną, šiandien mes su Kostu. Kas? Ja, labas. Einam į senukus, nusipirkti dvigubos lipnios juostos. Kokia entertaining pradžia. O paskiau leidžiu perimti pokalbį Kostui. Dėkui. Einame čia, durys pačios atsidaro. Kislas, lipniuosta. Taip, kur dabar pasukti? Tu čia žinai, tu čia senas. Dešinė. Gerai. Va čia man atrodo. O va, šitą man atrodo ieškojom. Ja. Tau žinai, ką dar reikti? Nes aš tavo geriausias draugas. Tai nusipirkom lipnios juostas, dabar grįžtame į savo hibridą automatą mamos mašiną. Eik, tu overexposed вообще. Nereikėjo taip daryti. Užeisim pas Kostą į chatą, sakė. Nori pakvietė mane į svečius. Palauk, tai tu čia butą turi, ar čia visas tavo? Visas. Ten vat, mano pusė namo. Na, čia vat Kaimynai. brolis. Irgi man. Biški toks apsitvarkęs žiūri po praeitų. Nu, aš atsiprašau, neišklausė. Biški dar. Čia ką, vartam skambinti? Sene. Aš raktus užmiršau. Eik, tu na. Šitas kur gydytojai klausos šiek. Kodėl čia? Bet tai čia kiek čia gyventojų prisiparkavęs. Čia mano brolio mašina. Geriau jau Riedučiais važiuotų. Aš ir Riedučius kai turiu pasiimti. Mama man tai neleistų. Tikriausiai irgi brolis prisisiojo. Toks kvatelis. Gerai, kad man slogia. Palivom, čia yra kažkas. Paška? Negali būti. Koks tos brolio vardas, ne Paška? Ne. Kur tu rėklai ir tu čia kaip gyvenimai? Čia tai buvo, čia dėl svorio. Aš manau, mes tiesiai į Viršiško. Tai Riedučiai pasiėmė. Tai panoraminis vaizdas. Pas mane vaizdas į Miami. Čia vėliau galėsim pamėti. Iškart galėsim pamėti kokių daiktų apačiom. Tave, pavyzdžiui, galės. Dureks. Brolis tas istorija. Bet visai tas brolis, žinai, mažas. Jis dar paišo ant sienų dar. Atsau, jo. Aš man atrodo, žinai, biškį leidžia. Čia gal brolis vonį. O, ne, jo. Plemba, einam, padėsim broliui. Ar ne čia? Čia tipo, jeigu nori prisijungti iš karto, to. Pašeikinti, jeigu nori. Beveik našlaitis. Paulius. Tai Paulius tavo brolis? Ne, aš nieko. Inkštai čia kažkas. Nu, Lampa yra, bet nėra kas dar. Va, čia liftas iš tikrųjų pas mus. Čia nebijau liftas, čia kažkoks labai patvariai. Čia viskas labai patvaru. Oho, labą dieną. Čia moderniausia technologija, laiptai. Vakas stovi oranžinis. Kostai, man atrodo, mus paspotina.
pasiėmė riedučius? Aš tai... Žiūrėk, krokodilą iš vodos tašė, čia ne to? Aš su jums jau raštą. Tokia kaip spinta ta. Super. Išėjom iš Kosto namų, žinot, riedučius pasiėmėm. Jo, išėjom. Ir dabar grįžime su riedučiais. Ai, dar reikia Kosto į močiutės gimtadienį. Su gimtadieniu Kosto močiutė. Nežiūrėjau ir tavo. O taigi sveiki atsidūrėme kitame automobilyje. Ir dabar užkilsime į kalną ir važiuosime riedučiais. Taip. Ai, užvestą reikia. Čia raktukai įdėti. Kas čia dabar? Let's go? Jo, patrauk ranką. Tak, iš pagrindinės. Aš ilgiu, bet sniegė. Jis nesureaguoja iš pirmo. Kas nesureaguoja? Čia biškai mes neprikliavom tas kameras, tai galim biškai judėti. Ne už ką, kad perspint. Tai va, taip ir mes gyvenam. Gaila, jūs negirdite, kaip kaukia šitą mašiną. Girdit? Gali tu greičiau. Okay. Gyvenimas, kai nepasiemi kuprinės. Wake up next to you, my daughter staring at the sun. Oh, tell me, let me be the one. Wake up next to you, my daughter staring at the sun. Oh. Pasubscribinkit Kosto kanalą. Tiek, man tai labai daug reiškia. Kiek? Nu, ačiū. Bandėm pasiimti savo mašiną, bet neiššės. Kol kas bėgam, nieks nesivija, kas nesuims šį kartą. Nepasisekė. Tiesiog signalizacijos yra veikiančios. Oho. Dabar važiuosim įsipilti kuro. O paskiau važiuosim kur, Kostai? Paskui važiuosime mes su šiuo. Tėvai. Pirmas kuro užpilimas su Kostui ir Andrium. Šaibas didėja greičiau nei pinigai. Ne taip paskiau. Tai litrai. Šitą mašiną tai kaip įlipti yra sunku. Kas tu, liptų į Lamborghini, mano, tai iš vis neįlipsi.
Tai čia už tai įlipa į Lamborghini, tai bus žemai? Tai tu į žemai, tai sunkiau įlipti negu aukštai. Tai kaip tik lengviau, nes ant karočią atsilošia krenti. O čia tai turi O čia išlipt užtat patogu. Tai gerai, bet tai, kad puikus užpilimas benzino, viskas sėkmingai praėjo, dabar mums rodo pilną baką. Dabar važiuojam Kostui sušių nupirksim. Taip. Nu, jis pats gal nusipirks. Nu, nes jis nekart nevalgys. Tai va, pirmas experiences užpilant kurą ir pirmas experiences valgant sušius. Taip. Ir taigi, Kosta ir jaudinės prieš savo pirmąjį sušių experience. Pakankamai. Bus pirmas kartas su ko. Ir mes išsirinkome šį restoraną, nes jis buvo arčiausiai mūsų, pasakysim review ir taip toliau. Čia tas vydas, tai va. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side, I looked in the mirror, I said man I'm alright, little did I know I'd be crying all night, cause I was from the city, she was from the outside, I was from the north. Toks labai nemėgsta žuvies, tai va tokia žuvies. Čia žuvies? Ja. Pagal mano apskaičiavimus. Kažkas neskolinis. Tai va, šitam sushi ekspresą kažkas skanis neparagausi. Paragausi su žuvim. Jei gatė atpilsiu, tai... Labai daug žmonių šitam restorane šiandien. Ar skanu? Skanu, ne? Būna skanesni šiandien, nepatikė, ne? Man kaip toks leipas, kai mane čia. Kaip, ar patiko sushi Kostai? Visai nieko, liukas. Šiaip čia ne pats skaniausias restoranas, mano review būtų 6 iš 10. Mano... Nežinau iš kiek, nes neturiu su ko lyginti iš kažkiek. Ai, tai gerai. O dabar, ačiū, kad žiūrėjote video. Kitas video rytoj arba ne rytoj? Ne rytoj sakau. Iki. Aš taip atidariau bagažinę, automatiškai atsidaro. Ir tada aš pasiėmiau greitai ir norėjau uždaryti, jau paprastai, ten triškai kažkoks, galvoju. Ir paskui spaudžiau, jau normaliai užsidaro, galvoju, jau sulaužiau mašiną.